Tai šiandien paskaita trumpa apie Django adminą. Tai Django adminas leidžia be jokių pastangų sukurti webinę sąsają duomenų bazei redaguoti. Tai šita sąsaja yra labai patogi, kai reikia pridėti turinio ar redaguoti turinį. Galima sakyti, dalinai tai yra turinio valdymo sistema. Tai Django adminas leidžia tiesiog priregistruoti modelius, duomenų bazės lenteles, kurias turbūt galima pasiekti per web sąsają ir redaguoti. Tai taip pat galima nurodyti naudotojų teisės, kurie naudotojai, kuriuos modelius gali matyti ir redaguoti. Tai paprasčiausias modelio priregistravimas atrodo taip. Tiesiog admin site register modelio pavadinimas, tada bus automatiškai sugeneruotas to modelio web pavaizdavimas, tai bus galima peržiūrėti įrašus bei kurti naujus įrašus to modelio. Taip pat galima kurti custom admino sąsają modeliams. Tai reiškia, kad galima išreikšminai nurodyti to modelio savybės admin sąsajai. Galima išreikšminai nurodyti, kuriuos laukus galima matyti ir tuo pačiu redaguoti. Tai custom modelio custom admin sąsajos aprašymas yra atliekamas per klasę. Tai pavyzdžiui, šitaip yra nurodoma, kad modeliui naudoti tokią konfiguraciją. Taip pat yra galimybė tą sąsają įvairiai parametrizuoti. Pavyzdžiui, galima nurodyti sekcijų pavadinimus bei tų sekcijų savybės. Pavyzdžiui, collapse klasė nurodo, kad šita sekcija turi būti susiskleidusi. Galima nurodyti, kurie laukai, kurioje sekcijoje turi būti. Taip pat galima laukus grupuoti. Pavyzdžiui, toks grupavimas nurodo, kad šitie laukai turi būti vienoje eilutėje. Tai visas parametrizavimas vyksta per admin klasės atributų priskyrimą ir galima nurodyti įvairius atributus. Tai, pavyzdžiui, fieldsets tai nusako tiesiog sąrašą laukų, kuriuos reikia rodyti. Tai pagrindiniai laukai yra tokie, kad list display tai nurodo kaip turi būti objektas pavaizduojamas. Tai, pavyzdžiui, web sąsajoje gali būti pateikiamas sąrašas objektų. Tai kiekvienas objektas gali būti pavaizduojamas kaip vieno lauko. Pavyzdžiui, tai, ką grąžina toString ar str metodas, arba gali būti pavaizduotos kelios reikšmės objekto reprezentacija, tai yra str metodą
reikšmė plus ant created ar user laukas pridėtas, tai tiesiog yra išvardymas laukų sąrašas, kurie turi būti įterpiami į to objekto aprašą. Read-only fields nusako, kuriuos laukus leisti peržiūrėti, neleisti redaguoti. Inlines nusako, kad objektai susieti per foreign key'ų turi būti vaizduojami tame pačiame puslapyje, kaip ir tėvinis objektas. Taip pat galima customizuoti tą inline objektų rodymą, irgi apibrėžiant klasę ir nurodant tos klasės atributus. Taip pat galima pakeisti automatiškai sugeneruotų formos laukų išvaizdą, išreikšmai nurodant arba visą formą, kaip turi būti vaizduojamas tas adminas, arba form field overrides, tiesiog žodynas su atributų reikšmėm, kurias reikia parašyti. Yra list filter atributas, kuris nusako, kuriuos parametrus reikia naudoti kaip filtro. Tai yra, jeigu atributas yra boolean tipo ar kokio kito enumerated tipo kintamasis, tai bus galima pasirinkti vieną iš jo galimų reikšmių ir nufiltruoti visą objektų sąrašą pagal tą vieną reikšmę. Taip pat galima, yra standartinių atributų visokių, galima ir nurodyti teisės, galima nurodyti objektų sąrašą, kurį reikia, su kuriuo turi būti galima dirbti. Tai perdengus getQuerySet metodą galima grąžinti, sakykime, tik tai to naudotojo objektus. Vienas naudotojas per admin sąsają gali, pavyzdžiui, redaguoti tik savo objektus. Tai trumpai apie admino sąsają. Galima dar kaip admin sąsaja atrodo. Tai iš esmės yra standartiškai stilius toks, bet šitą stilių galima perrinkti, tiesiog sukuriant admino template'us. Reikia templates direktorijoje sukurti admin direktoriją ir to admin direktorijoje patalpinti šablono failą, norint tiesiog perrinkti. Ir taip galima pakeisti išvaizdą ir papildyti turinį šitų admino šablonų. Toliau norėjau apie komandinį projektą
tiek pasakyti, kad kažkada minėjau, kad pateiksiu galimybę pasirinkti, kurį funkcionalumą įgyvendinti kiekvienam studentui atliekamam komandinį projektą. Tai kadangi studentam šiek tiek komplikuota yra pradėti dirbti su Django, tai ne visai įsivažiavome į projektą, tai nusprendžiau supaprastinti šitą užduotį ir ne kiekvienam studentui liepti įgyvendinti nepriklausomą užduotį, o tiesiog kiekvienas studentas gali pademonstruoti savo žinias, Django žinias, įgyvendinami tą pačią vieną užduotį. Tai yra sukurti galimybę įvesti žodį ir to žodžio vertimą. Kai kurie studentai sukūrė tik tais galimybę įvesti žodį, bet šiaip manau, kad būtų teisinga iš visų reikalauti, kad būtų sukurta galimybė įvesti vertimą, nes tokiu atveju reikia panaudoti ir išorinį raktą tarp modelių. Bet iš esmės iki šiol atsiskaitę studentai įgyvendina tokį funkcionalumą, tai yra galimybė įvesti žodį, peržiūrėti žodžių sąrašą, įvesti žodžio vertimą bei galimybę prisijungti. Tai šito likusio funkcionalumo rinkinys yra daugmaž toks, kad turėtų būti galima įvertinti vertimą. Tai yra ne tik įrašyti vertimą, bet ir jį, sakykime, palaikinti arba padislaikinti. Tai yra paspausti mygtuką ir skaitliukas turėtų padidėti ties to vertimu. Turi būti, studentas sumąstė, kad turi būti galima įvesti komentarą ties vertimu, taip pat turi būti galimybė peržiūrėti atsitiktinius žodžius ir juos įvertinti arba pateikti vertimus tam žodžiam. Iš esmės yra funkcionalumo dar neįgyvendinto ir kadangi semestras eina į pabaigą, kai tikriausiai jo neįgyvendinsim, tai kaip ir kurso aprašyme minėjau, bus kuriamas, tai yra vyks renginys birželio 20-21 dienom, tai hakatonas, kurio metu bus galima tiesiog susirinkus į komandas programuoti ir įgyvendinti, tai kad ir šitas idėjas. Tai aš tikriausiai siūlysiu įgyvendinti šitą mano žodynas projektą tomu metu, bet kaip supratau, bus ir kitų komandų, ar gali kurtis kitos komandos, kurios gyvens kaip ir. Tai yra aiškiai egzamino data jau, tai egzaminas bus birželio 2 dieną, 12 val. Šitoje auditorijoje. Sekančią paskaitą žadėjau daryti tokią kaip ir konsultaciją, kurios metu dar perduočiau visus
tikėtinus egzamino klausimus ir galėtumėt uždavinėti klausimus. Ir taip sekančią paskaitą dar bus galima atsiskaityti pranešimus. Kiek mačiau, šiandien jeigu atsiskaitinėja 2, tada dar 13 žmonių turės atsiskaityti pranešimus. Tai tikriausiai sekančią paskaitą ir paskirsim pagrindinę pranešimus. Tai po kiek liks laiko, tai konsultacijoms. O egzaminų struktūra išlieka tokia pati. Vyko išankstinis egzaminas praeitą paskaitą ir jau 6 studentai išlaikė egzaminą. Tai viena iš skaidrių yra pateikti klausimai, iš ko susidės egzaminas ir kiek kiekviena klausimų kategorija kainuos balų. Tai ir išlieka. Tai tiek. Tai kviečiu pranešėjus pristatinėti. Kas pirmas? Aš galiu. Mano pranešimas yra Blender Game Engine objektų valdymas naudojant Python programavimo kalbą. Tai apie tą šnekėsiu. Tai kas yra tas Blender Game Engine ir ką jis daro? Tai yra kaip ir žaidimo arba simuliacijos variklis, kuris yra integruotas į Blender programą, kuri yra nemokama. Taip pat yra atviro kodo. Tai reiškia, kad bet kas gali siųsti ir naudoti be jokių kainų mokesčių savo malonumui arba komerciniams tikslams. Taip pat, kodėl tai yra gerai? Dėl to, kad tai yra dažnai atnaujinamas, nes turi ganėtinai aktyvią bendruomenę. Tai mes net neseniai išėjo 2.7 versija, o kai aš pradėjau daryti projektą, buvo 2.6. Galite įsivaizduoti, kaip greitai atnaujinamas. Taip pat multiplatforminis, kadangi pats Blenderis yra atviro kodo, tai jisai yra pritaikytas tiek Windows, tiek Mac, tiek Linux sistemų. Tai reiškia, kad ir visi projektai jame padaryti taip pat veiks tose architektūrose. Taip pat, kuo patogu, tai kad ta pačia programa galima sumodeliuoti savo modelius, suanimuoti ir iš karto mesti jos žaidimą, nekeičiant, nejunginėjant visokių kitų programų, tiesiog viską darant ant kodo. Pats procesas nėra labai ilgas, norint kažką pradėti padaryti, tai užtektų, jeigu gerai išmanant, paprastą važinėjantį kubelį galima padaryti ne daugiau 10 minučių. Tai būtų šie žingsniai, tai stiliuoti kelis objektus, pasirašyti judėjimo skriptą arba naudojant Logic editorą. Taip pat uždėti tokias fizikos nuostatį, negaliu perspirkyti ir paleisti. Tai nėra labai sudėtingas dalykas ir užtat yra patogus tiek naujiems vartotojams, tiek ir šiek tiek susipažinosim su programa. Taip. Python naudojimas, tai kadangi Blenderis palaiko tik tai Python kalbą, tai Python yra naudojamas skriptų rašymo. Skriptais galima atlikti įvairius dalykus nuo objektų judinimo iki įvairios
fizikos simuliacija, pavyzdžiui, skysčių judėjimo ir panašiai. Čia yra pagrindiniai dalykai, kuriuos aš bent jau manau. Tai importas BGA, tai Blender Game Engine, tiesiog panaudoja skriptą. Padaro, kad būtų galima naudoti visą tai, ką siūlo Blenderis. Tai BGA Logic, tai įvairūs veiksmai. Tiksliau, veiksmai, kuriuos galima, prasme, tai yra klasė, iš kurios išeina daug veiksmų ir events. Tai žinoma, yra visko daugiau, tačiau šios yra pagrindinės ir plačiausios, kurios tikriausiai, jeigu rašys savo skriptus, tai tikrai panaudos. Taip pat vien sukoduoti viską neužtenka, reikia naudoti Logic Editor, kuriuo pasirinksit, kada bus paleidžiamas skriptas ir kaip jis naudojamas. Logic Editor yra įdomus tuo, kad galima jį naudoti net neprogramuojant, tiesiog pasirenkant, kokius veiksmus norint atlikti, juos sudedant ten ir sujunginėjant tos kontaktėlius logikas. Tai aš pademonstruosiu, kaip ten viskas veikia. Čia yra Blenderis, programa, kurio pakuria savo modeliukus, dėliot. Ir sukūriau čia tokį veikėją, žemę, porą sienų, kamurys, kurių galima stumti. Tai jeigu einant į Logic, dabar esam Game Logic lange, čia turėčiau pasirinkti savo. Čia yra mano valdymo langas. Čia yra paprastas skriptas, kuris nelabai sunku atspėti, ką jisai daro. Šioje vietoje tiesiog priskiria mygtukus kintamiesiems. Tai input actas, tai kuomet yra kol laikomas mygtukas, kol reikšmė yra true. Ir space key, tai paspaudus gaunama reikšmė true ir galima sudėti šitas operacijas. Operacijos paprastas taip pat yra valdymas, kurios išeina iš Blender Game Logic klasės, tai Apply Movement, Rotation ir Apply Force pašokimą. Tai viskas atrodo paleidus taip. Žmogliukus, jis gali sukinėtis. Bet čia biškai čiuožinėti, gali pašokti. Kadangi sudėtos fizikos, jis trenkėsi sieną, kurią kelio nuteis, netgi atsimušęs truputį atskręs, kaip sakė, veiksmas lygus ir perveiksmai. Ir galim pastumdyti toliau. Taip pat yra tas, kaip ir sakiau, neprograminis valdymas. Yra programinė dalis, tai Logic. Šitas langas yra Game Logic vadinasi. Čia matot, čia yra skriptas, kuris veikia, o čia kada pajungiamas. Always vadinasi, kad jis yra aktyvus visuomet ir paspaudus šitą jis yra tikrinamas kiekvieną kartą. Čia parašiau dar porą langų, tiesiog kuriant skriptą, ne titolno, tiesiog grafinę sąsają. Tai aš juos jungsiu tiesiog sujungus į kvadratukus. Ką jis padarys, tai jisai pridės animacijas prie įėjimų ir šokinėjimų. Dabar jisai vaikščios ir šokus jisai pajudės. Tai visas atrodo. Su animacijom reikia labai atsargiai, nesvarbiausia, bet su pačiu veikėju, nes aš kai dariau, nes nepadariau gerų fizikų, o aš sienas pradėjau gyvenėti. Tai ta prasme, norint kurti žaidimukas, tai reikia kažkokį fizikos žinių turėtis. Yra daug nustatymų, kurių aš tikriausiai ne taip sustačiau ir jie nelabai veikia. Tai va, bet šiaip
pats dalykas išmokti ir naudotis nėra labai sudėtingas, tai labai turi nori nors sukurti. Toliau turiu klausimą. O tai ko reikia norint pasileisti šitą žaidimą? Reikia turėti visą blenderį? Ne, galima eksportuoti tiesiog į... Bent jau per Windowsus tai yra XFS. O kiek sveria toks Nesandžiau, bet net yra labai daug. Net šitas projektukas turėtų iki megabaitų, nes daugiausiai užima tekstūros. O kuo skiriasi jūsų aprašyta logika nuo standartinių logikų? Ar yra realizuota tokia logika, objektų susidūrimo, ar būtent reikia rašyti skriptą? Ta prasme susidūrimo. Veikėjas susiduria su akmeniu ir... Ne, tai nėra tiesiog fizika simuliacija, tai atliekama pačio lygio. O tai tas parašytas skriptukas, ką jis daro? Tas mano parašytas, jisai tiesiog, kad paspaudus mygtuką būtų į W ir S būtų judama į priekį ir atgal, AS pasukti patį veikėją ir pašokimas, kad pašoka. Ir taip pat priskiria mygtukus į tas reikšmes. Mygtukų susijimas su... Mygtukai ir ką jie daro. Mūsų veiksmas. Kokia? O ar galima būtų tiesiog kažkaip tame blenderyje išdėlioti objektus ir kadangi viską atlieka per tą fizikos variklį, sakykime, vietoj kaip žaidimo paleidimo, tiesiog visą tai eksportuoti kaip video. Kaip suveiktų fizika tiesiog... Pats blenderis, jo, jisai labiau... Iš pačią blenderį. Jisai labiau skirtas, jo, visa fizika yra pačiame blenderyje ir pats blenderis labiau buvo pradėtas kurti video, 3D video darimui, tai ta funkcija yra dar labiau išplėtota negu kaip įmėčius. Viskas, ne? Čia šaltinį turiu blenderio pats tinklalapis ir dokumentacija į tolimą API, kurioje aprašytos visos funkcijos ir ką jas daro pavyzdžiai. Tai dar kokie buvo sunkumai? Jis labai tas, tiesą sakant, tas liukas toks labai nepastovus. Aš turiu parodyti, kad kaip aš esu padaręs, tai aš uždėjęs ant tų modulių tekstūras visokius. Tačiau, kai aš paleidžiu patį tokį žaidimą, tas visus kažkaip nusiresetina ir tampa vienodus. Aš nesupratau, kas čia buvo. Tai šitas buvo neaišku. Taip pat su fizika, kol aš susidėjau tai irgi ten. Tai užtruko, čia dabar parodysiu visus tos voksus. Čia naudojant bus parodant. Aš kai kūriau modelį, nieko negalvojau apie fiziką, tiesiog pasidariau. Po to pastebėjau, kad tas hitboxas yra jam vidė ir jisai, kai aš jį paleidžiu, jisai ten įsmėgai žemė. Aš galvojau, kas negerai ir po to gal suradau ir kažkaip klaidą. Norėjau pakeisti, kad būtų tas kvadratas aukštesnis, tačiau nieko neradau kur padėti. Čia toks kaip ir workaroundas, tiesiog užmečiau nuo greičiausiai. Ir kai jis animuosis, jis truputį jau taip keičiasi. Užtat judantys sienas pradeda ten visokius dalykus daryti ir pradeda nugriuvinėti. Tai realiai, kas sunku buvo, tai tą vaikį padaryti siekti kaip nori, o ne taip, kaip jisai veikia. Gerai, ačiū. Taigi aš dariau prezentaciją apie Kirpį, nes dabar labai išpopuliarėjo paklausa visokių programėlių, išmaniesiem įrenginiam, kompiuteriam ir panašiai.
Ir dar norėčiau paminėti, kad aš esu matematikė, tai neteiskit labai visų kelių. Tai va, aš pradžiu apie Kivį, tai čia kaip jau buvo minėta praeituose skaidrėse, tai taip ir šita programa yra atviro kodo, ji yra nemokama. Ji veikia tiek ant Windows, Linux ir panašiai, ir su parašytos programėlės irgi taip pat veikia visose platformose ir su įvairiais išmaniaisiais įrenginiais. Ir dar reikia paminėti, kad ji parašyta su Python ir Cython programavimo kalbomis. Čia dar įdėjau paveiksliuką, kokia yra šios programos architektūra. Tai ten apačioje yra žemesnio levelio blokai, o viršuje aukštesnio. Tai kaip matot, pagrindiniai yra widgetai ir Kivy language, kurie yra skirta daugiausiai user interface'o programinimu, kuris yra trumpesnis negu rašant su pačia Python kalba ir aš šiek tiek vėliau pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Tai čia yra pavyzdžiai, čia pats paprasčiausias. Tai yra kodas ir kaip yra sukuriamas mygtukas hello. Dar daugiau pavyzdžių yra tiesiog atsisiuntus visą programą. Tai galiu parodyti, kokių programų ten yra parašyta. Tai čia tiesiog, pavyzdžiui, paveikslėlių, kaip juos galima stumdyti ir panašiai, tai tokia programėlė, tokia galima įgyvendinti, ten pasirinkti savo paveikslėlius ir panašiai. Dar viena įdomi, kuri programėlė, kuri man visai patiko. Tai būtų tokia. Čia braižant su dešinė kalės mygtuku rodo poziciją ir tada jį išnyksta ir spalvos yra parinkamos laisvai, random, o su kairiu kalės mygtuku braižant tos spalvos viskas lieka, taip galima visko pribraižyti. Ir štai čia matot yra failiukas, kuris yra parašytas su būtent Kivy kalba. O pats šitas main files yra parašytas su Python kalba ir visas kodas šios programėlės taip atrodo. Nėra labai ilgas. Dar galiu parodyti apie widgets ir pačią Kivy kalbą. Tai yra pademonstruojama šioje programėlėje, kokie yra galimi widgetai. Ir čia tai va, kokie yra naudojami pagerinti programėlės funkcionalumą. Tai visi slaidai ir panašiai. Tarkim, kodo ten visokie progress bar ir čia bent jau prieš tai dar buvo mygtukas, kuris leido pažiūrėti kodą, parašytą pačia Kivy kalba, kuris yra toks, neatrodo labai sudėtingas. Ir jis yra gana trumpas ir lengvai aprašomas. Ir čia galima pažiūrėti kiekvieno šito widget arba šitą kodą Kivy kalba. Ir dar dėl viso to parodysiu savo labai paprastą programėlę, kurią parašiau pati. Tiesiog parodyti, ką galima daryti. Tiesiog paspaudus mygtukus atsiranda rutuliukai įvairių spalvų. Jie daromi kaip elipsės ir yra įdėtas dar vienas mygtukas, kuris išvalo visą ekraną. Tai tokios paprastos programėlės kodas yra trumpas. Čia yra panaudojami random, kad būtų galima panaudoti bet kokią spalvą. Importuojamas mygtukas, widgets, elipsės, kurios čia yra aprašomos šitam bloke. Ir čia yra aprašoma ir pati programėlė. Tai ir dar čia sudėjau nuorodas, kaip pagrindinį puslapį. Dokumentacija dar yra labai geri tutorialsai sudėti ir jau sukurti
projektai su programėle Kivi. Ir viskas. Ačiū. Yra dar norinčių įsitinėti? Sveiki, mano vardas yra Tomas Kisonis. Šią prezentaciją kaip ruošiausi šeštadienį, bet pirmadienis šiandien nekokia diena buvo. Iš ryto ruošiausi OSI, po pietų ruošiausi algoritmus. Taip ir pasistengsiu tvarkingiau papasakoti, bet nieko negarantuoju. Tai aš kalbėsiu apie SUS paketą, tai yra Python SOAP klientas, SOAP web service. Tai turinys taip pakalbėsiu apie SOAP palaikymą Python programavimo kalba, kas yra SUS, SUS privalumai, trūkumai, paketo struktūra, bent jau klasės, kurias reikėtų žinoti. Viena pagrindinė, pavyzdžiai ir iššūkis. Tai SOAP palaikymas Python programavimo kalba yra iš tiesų labai prastas. Tikriausiai dėl to, kad Pythonas nėra labai naudojamas enterprise serverių ir sistemų kūrimų, kuriame naudojamas SOAP. Ir tenai dominuoja Javas, C#, gal šiek tiek C. Neteko pamatyti, bet manau, kad irgi yra. Tai SOAP web serverių padarių veikiančių šiuo metu tikriausiai net nėra. Kiek teko bandyti ir matyti, visi serveriai tiesiai šviesiai meta exceptionus arba iš vis net neįsirašo. Neparsisinčia per tipo. Iš SOAP klientų vertas dėmesio yra tik tai SUS. Nes kiti klientai irgi ten panašiai elgiasi kaip ir serveriai. Tai originalus SUS projektas yra netęsiamas. Dėl kažkokių priežasčių susipyko, kurie kažkas nepasidalino. Ir todėl yra nuforkintas projektas, kuris dabar vadinamas Jurko SUS. Ir jį plėtoja naujolis vardu Jurko. Tai kas yra SUS? Tai SUS yra web servisų klientas. Jis yra minimalistinis, lengvai naudojamas, pakankamai intuityvus dėl objektinio dizaino, objektiško orientuoto dizaino. Yra dinamiškas, tai galima jį naudoti interaktyvioje aplinkoje. Tai labai patogu. Ir svarbiausia parašytas failas. SUS privalumai. SUS nereikalauja jokių klasių generavimo, kaip pavyzdžiui Java programavimo kalbose. Karkasai, pavyzdžiui, Access ar kas nors, kurie pagal duotą VSDL sugeneruoja skeletonus arba statusus, kuriuos tu sudėdi vėliau kodą. Tada yra naudojama objektiško orientuota sąsaja. Todėl labai, su Pythonu labai lengva atsirinkti ir suprasti, kas ir kur yra naudojama. VSDL skaitimas yra realiu laiku. Tai čia irgi prie to pačio jokio klasių generavimo. Tai susikuriam klientą,
paduodam jam USDL, jis jį nuskaito ir pagal jį susikonfigūruoja. Palaiko įvairius sąryšio stilius. Web servisai naudoja įvairius stilius. RPC stilių, kai tarsi emuliuoja procedūrų kvietimą arba dokumentų, keičiasi dokumentais. Ir literalų arba encoded, tai irgi yra duomenų užkodavimo tipai. Tai jis taip pat generuoja objektus, kurie atitinka USDL aprašytus tipus. Sakykime, ten mes turim kažkokį su XML schemams surašytus masyvus ar dar kažką. Ir jos sugeneruojame atitinkamus pagal tas aprašas, sugeneruojame atitinkamus objektus, jos užpildome ir mes jos galime paduoti kaip parametrą, siųsdami tos SOAP pranešimus. Ir čia iš labiau advanced privalumų, tokia atseit advanced. Tai yra HTTP autentifikavimas ir minimalus WS security palaikymas. Čia jau iš standartų, šiek tiek rimtesnių, ne iš basic USDL ir SOAP. Tai SOAP trūkumai. Tai WS star standartai yra praktiškai nepalaikomi. O jeigu palaikomi, tai yra labai minimaliai. Tai WS security vienintelis iš tų pagrindinių standartų, kuris yra kažkiek palaikomas. Todėl ten rimtesnių tų enterprise USDL kaip ir neturėtų suvalgyti mūsų klientas. Ir teks naudotis jau tokiu atveju. Taip pat, kadangi jis yra plėtojamas vangiai, tai naujesni arba su kokiais mes nepalaikomais standartais paduoti USDL failai gali sukelti neprognozuojamus rezultatus. Tai gali veikti programa, tai neveikti, tai dar kažkas tokio. Tada document literal stilius ne visada veikia korektiškai. Aš ant šito labai pasimoviau. Jeigu, tai document literal stilius tai yra, kai SOAP messages mes keičiamės XML dokumentais. Tai jis reikalauja, kad būtų bent 2 lygiais į gylį prasidėtų duomenys. Nes kitu atveju, jeigu bus masyvas, mums grąžins tik pirmą elementą ir nieko daugiau. Tiesiog neišparsina kažkodėl tai gauti. Ir labai trūksta dokumentacijos ir pavyzdžių. Reikia. Yra tie paprasti pavyzdėliai kaip hello world vos ne pasidaryti, bet visą kitą daugiau mažiau reikia gaudyti iš formų arba su dir komanda interaktyvioje aplinkoje ir bandytis. Paketo struktūra. Tai paketą beveik visą sudaro XML ir USDL parseriai. Kas svarbu, pakete tai yra client klasė. Ir jos yra 3 atributai, kuriuos reikia žinoti. Service yra atributas atsakingas už operacijas, SOAP operacijas, kurias galima šaukti. Factory atributas yra atsakingas už USDL aprašytų tipų generavimą. Ir options tai yra kai kurie nustatymai pačios kliento. Gerai, tai dabar pavyzdžiai. Tai pasileisti klientui užtenka 2 eilučių. Importuojam klientą ir pasileidžiam klientą su adresu. Kad pamatyti, koks jo turinys, atsiprintinam paprasčiausiai klientą. Galbūt parodys. Nieko nesimato.
eilutes susikūrėm klientą. Dabar atsprintinam klientą ir mums parodo, ką servisas savietų, jis turi 21 metodą. Čia aš kreipiausi į country servisą, jis informaciją apie šalis turi, ten kokias valiutas, kokias sostinės ir taip toliau. Tai turi 21 metodą ir 12 savo tipų. Ir dabar bandom kviesti kviečiame country currency metodą ir paduodame jam LT, jis turėtų mums grąžinti litus. Taip, ir davė. Tada turim, dar galiu parodyti, kaip yra generuojami. VSDL aprašyti tipai. Kreipiamės į factory, naudojam create metodą, paduodam pavadinimą ir jis mums sugrąžina objektą, kuris atspindi tą struktūrą, maždaug XML. Po to mes, atitinkamais tais get item, sakys, tais padengtais metodais galima pakeisti tas reikšmes ir po to, kai reikalauja metodas kaip parametrą kažkokio tipo, kažkokio sudėtingesnio tipo, tai mes paduodam jį, nes, pavyzdžiui, kai mes kreipiamės į currency serverį, užtenka stringo, nes toje vietoje yra naudojamas tik tai stringas. XML schema yra tiesiog nurodytas stringas ir jis atpažįsta. Ir čia dar vienas. Gerai. Dar vienas labai įdomi savybė šitos sūts yra, todėl kad jis kaskart užsikrovęs, pirmą kartą užsikrovęs kažkokį VSDL dokumentą, jį užsikešia. Jeigu mes redaguojam, sakykime, mes developam kažkokį servisą, mes keičiam VSDL, jisai nepasikeičia. Ir aš irgi buvau pasimovęs ant šito dalyko, nes supratau, kad jis neatsinaujina. O čia per optionsus galima išsivalyti kešą. Ir webfold yra gaudami kaip exception, tiesiog mūsų kviečiami metodai, jeigu vyksta kažkoks foldas, išmeta tą exception ir mes jį galim pasigauti ir kažkaip apdoroti. Ir išvadas. Tai sūds yra šiuo metu geriausias SOAP servisų klientas. Jisai dinamiškas, todėl patogu su juo debuginti kažkokias sistemas, nesudėtingas sistemas. Ir jis yra lengvai naudojamas. Bet iš trūkumų tai, kad yra nepalaikoma visa gausybė WS standartų, ne visada veikia korektiškai ir labai tikslios dokumentacijos. Visas. Klausimų. Buvo print client toks sakinys, jis atspausdina metodus, o kaip kitaip galima pamatyti, kokie metodai yra. Kad nereiktų parsinti to stringo. Yra galimybė parašyti client, service. Aš nežiūrėjau šitas. Aš kaip developindavau, aš visą laiką paimdavau, tarsi paduodavau SDL, susikurdavau tą klientą, atsispausdindavau savo kartą ir pagal tai žinodavau, kokie yra pas mane tie metodai. Ir kadangi užkešintas tas VSDL-as yra, tai kaip ir žinau daugiau mažiau, kad nesikeis. O jeigu keistųsi VSDL-as? Tada būtų problema. Tai reikėtų valyti kešą, keist kodą.
Čia toks netobulas dalykas. Ačiū. Kaip supratau, niekas daugiau nenorėčiau. Viskas. Tai gerai, tai siūlau pratęsti pratybose, tai yra pradėti pratybos.